Na ir paskutinis šios laidos reportažas skirtas toms, kurios per darbų gausą dar nespėjo pasirūpinti šventinio stalo atributika. Nesvarbu, kam ruošiate vaišes – giminaičiams, draugams ar šeimos nariams. Šventinių pietų sėkmė priklauso ne tik nuo patiekalų gardumo, bet ir nuo jūsų gebėjimo gražiai padengti stalą. Todėl šį rytą jums pasiūlysime keletą pagrindinių šventinio stalo serviravimo ir puošybos patarimų. Ieškodami kokybiškų indų lankomės senukų prekybos centre. Kai įsigysime viską, ko mums reikia stalui dekoruoti, įvairių švenčių organizatorė Inga Budrienė patars, kaip tinkamai serviruoti šventinį stalą. Nuo asortimento gausos ir įvairovės net akys raibsta, tačiau blaškytis nėra kada. Skubame prekių, kurių prireiks kalėdiniam stalui serviruoti ir dekoruoti. Pirma taisyklė – pagrindinis šventinio stalo akcentas – staltiesė. Norėdamos pabrėžti stalo indų ir įrankių spalvas, formas bei puošybą, nepamirškite parinkti prie jų derančią stalo tekstilę. Norėdami šventiniam stalui suteikti ekstravagantiškumo, šį kartą išsirinkome italų gamintojo Morbiflex staltiesę, išmargintą gėlėmis. Artėjant žaliosios medinės ožkos metams, šventinį stalą nusprendėme papuošti sodria žalia spalva dekoruotais įvairių formų ir raštų kokybiškais italų porceliano ir keramikos gamintojo Tonjana indais. Taigi staltiesę turime, indus išsirinkome, dabar beliko dar keli stalo serviravimui būtini akcentai. Vienas jų – taurės. Siekiant išlaikyti klasikinį šventinio stalo stilių, prie itališkų indų puikiai derės Italijos gamintojo RCR krištolo taurės, kurių dizainas daugiau nei ketvirtį amžiaus džiugina klasikinių formų stalo indų gerbėjus. Na ir žinoma, belieka išsirinkti stalo įrankius. Rinktis alternatyvų tikrai daug, tačiau siekdami išlaikyti itališką stilių, renkamės M stalo įrankius, kurių dizainas puikiai atskleidžia elegancijos ir modernumo darną. Kai stalui serviruoti reikalingos prekės išsirinktos, galime pasidairyti, kuo galėtume papuošti ne tik šventinį stalą, bet ir namus. Galima rinktis iš įvairiausių spalvų, raštų ir dydžio vazų, tačiau mūsų akys sustoja ties puikiai prie žalsvų indų derėsiančią išskirtinio dizaino italų gamintojo Franko dekoratyvinę vazą. Na ir žinoma, be išskirtinių indų jūsų šventinį stalą puikiai papuoš įvairių spalvų žvakės. Jūsų namuose sukursiančios ne tik jaukumą, bet ir estetinį grožį. Nuo trokštančios namus pripildyti išskirtinių kvapų gali rinktis įvairias aromatinės žvakes bei natūralius namų kvapus. Kalėdoms labai tiks levandų arba apelsinų žiedų aromatas. Kągi, mūsų pirkinių kraitė pilna, dabar belieka pažiūrėti, kaip visi šie įsigyti pirkiniai derės tarpusavyje. Pradėsim serviruoti stalą, kalėdinį stalą. Šiandien pas mūsų išsirinktos spalvos yra ir žaisliukai tokios žalios, mėtų spalvos. Ir staltiesė, ir graži labai staltiesė, gėlėta. Labai svarbu iš tikrųjų pasirinkti tinkamą staltiesę. Tai kaip ir pagrindinis šventės akcentas, nuo kurio ir prasideda serviravimas. Taigi, kai staltiesė padengia stalo paviršių, Inga pataria moterims nebijoti eksperimentuoti serviruojant stalą. Ir iš tikrųjų visada reikia improvizuoti, nesilaikyti kažkokių labai didelių taisyklių. Savo namuose serviruoti stalą, tai žodžiu taip, kaip tau atrodo gražiau, kad atrodo stalas puošnus. Jeigu savo šeimos narius bei draugus ruošiatės vaišinti dviem patiekalais, visuomet 2 pirštų atstumu nuo jūsų stalo krašto turėtų nugulti po 2 lėkštes. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad ant šventinio stalo derėtų dėti ne popierines, bet medžiagines servetėlės, iš kurių galima išlankstyti įvairiausias formas. Šį kartą Inga savo stalą puošia klasikinėmis vėduoklės formos servetėlėmis, tačiau jūs galite išsilankstyti net ir eglutės formas. Na ir žinoma, įrankiai, kurių kiekis priklauso nuo to, kiek patiekalų dėsite ant stalo. Visada aišku gražu, kad ant stalo yra vienodos taurės. Tai jau komplektą turėti namuose, aš manau, reikėtų ir vyno taurių, ir šampano taurių, nes visą laiką stalo estetikos priduoda vienodos taurės. Kai pagrindiniai serviravimo akcentai sudėliojami ant kalėdinio stalo, metas prisiminti, jog puikia nuotaika visuomet padės sukurti šventinės dekoracijos. Dekoruoti galima įvairiai, čia mūsų toks daugiau gavosi tas klasikinis toks stalo dekoras šį kartą. Dėl pasirinktų taurių, lėkščių, įrankių, žodžiu, tokia vis tiek tai yra klasika daugiau. Inga siūlo pasitelkti fantaziją, tačiau nepamiršti, kad net ir puošyba turi turėti saiką. Jau fantazuoti prie kalėdinio stalo dekoravimo tai iš tikrųjų labai galima daug.
Bet aš sakyčiau, kad perkrauti stalo dekoracijom nereikėtų, nes vis tik, kaip aš minėjau, kad reikia akcentuoti maistą, nes tikrai bus ant stalo daug patiekalų. Jeigu ir jūs mėgstate klasikinį stilių, serviruodamos stalą nepamirškite žvakidžių bei žvakių, jūsų šventėje suteiksiančių jaukumo. Ir žinoma gėlės, kurios gali būti tiek gyvos, tiek plastikinės, dekoruotos aukso ar sidabro blizgučiais, sukursiančios prabangos ir šventiškumo pojūtį. Taip pat nepamirškite pasirūpinti ir kitomis detalėmis, kėdžių puošmenomis ar mažomis dovanėlėmis artimiesiems, kurios visuomet padeda sukurti šventinę nuotaiką.